Tikra istorija, kuri įvyko netolima miestelį. Ai, tai ten tas faršas, ten iš tikrųjų dukra buvo, ne? Antan. Taip, Antan. Netolima miestelį, bet temstant, draugų grupelė išvyko stovyklauti į mišką. Tai čia kaip mes. Po visų žaidimų ir maudynių, jau sutemus, jie nusprendė sėsti prie laužo. Visi kartu surinko malkas, sukrovė jas ir uždegė. O čia kartais nebus ta istorija, kur visi rinko malkas, bet vienas draugelis prisigėrė palapiniai. Palapiniai beje, kurią pats turėjo padėti statyti, bet kažkaip sulaukė labai svarbaus skambučio vidury miško, kur nėra ryšio. Jo, ir gal jam buvo baisus pachmas, nes jisai vakar gėrė iki 4 ryto ir atsiuntė savo draugeliui 6 nuotraukas, kuris taip be maikės bučiuoja savo byckę prie labyros. Jo, ir tada grįžo namo ir atsiuntė nuogos šiknos nuotrauką. Ką? A ne? Nebuvo nieko tokio šitą istoriją, nu. Klausykit. Kai jie sėdėjo prie laužo, staiga iš miško pasigirdo triukšmas. Draugai suprato, kad jie čia ne vieni. Pradėjo traškėti šakos, šlamėti lapai. Ok, jau darsi baisokam. Žingsniai! Kažkas artinosi prie mūsų, tarė vienas draugas. Ir ilgai netrukus iš miško pasigirdo balsas. O pasiruoškit ilgai ir skausmingai mirčiai.